Čia parodysiu, kaip įdiegti GC3 įrankius BricsCAD programoje. Taigi visų pirma instaliuojame pačius GC3 įrankius, paketą, kurį parsisiuntėte iš geocad.lt. Šio paketo paskirtis yra tokia, kad C diske yra sukuriamas aplankas $geocad, kurio viduje tiesiog išpakuojami keli failai. Norėdami įkelti įrankius į konkrečią CAD programą, arba BricsCAD, ar AutoCAD, ar GeoMap, turime atidaryti brėžinį, kuris yra C diske, $geocad, install aplankas, ir jo pavadinimas yra GC3 diegimas šalinimas. Darant failo parodomas dialogo langelis, uždedam varnelę ant diegti, spaudžiam diegti ir štai turime įkrautas įrankių juostas. Jeigu šias įrankių juostas norime pašalinti, vėlgi iš naujo atidarome tą patį brėžinį, diegimo šalinimas. Iš karto jau varnelė yra pažymėta ties šalinti, paspaudus šalinti, įrankių juostas yra pašalinama. Jeigu norėčiau įrankius įdėti dar kartą, vėlgi darau tą patį brėžinį, spaudžiu ant diegti, spaudžiu šalint, kadangi meniu failas jau yra sukurtas šiai programai, tai išvedamas toks perspėjimas. Ir čia paspaudžiu mygtuką perrašyti, vėlgi turime tas pačias įrankių juostas.